Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Sterlingas Braunas atrodo, kad atvyksta į Kauno Žalgirį už $500,000 siekiančią išpirką ir šiame video aš jums papasakosiu viską, ką jums reikia žinoti apie šį žaidėją. Tai yra jo privalumus ir jo trūkumus. Šiaip pradėkime nuo kito fakto. Kada paskutinį kartą Kauno Žalgiris mokėjo tokio dydžio išpirką už legionierių? Čia, mielieji, yra tiesiog dar vienas akivaizdus faktas, kad kauniečiai tiesiog įžengė į kitą, naują pinigų lygį. Tiesa, galbūt tas lygis vis dar neleidžia nupirkti pirmojo ryškumo žvaigždžių, kadangi Dubajus, Pau ir Hapoelis iškreipė visą tą Eurolygos rinką, bet bent jau turėti giliausią sezoną Žalgirio istorijoje kitais metais tikrai tą leidžia padaryti. Na, o pradedant kalbėti apie patį žaidėją, tai Sterlingas Braunas yra 2-3 pozicijos krepšininkas, 1,96 m su 2,6 cm ilgio rankomis. Tai yra legionierius, kuris gali daryti daug dalykų tiek puolime, tiek gynyboje, bet turi keletą tokių savo labai svarbių niuansų, apie kuriuos pakalbėsime antroje video dalyje, tad likite iki pat galo. Ten spėju, kad ir bus įdomiausia viso video dalis. Na ir kaip visada, prieš žiūrint visą video, paspauskit like, nepamirškit prenumeruoti kanalą, jeigu esate pirmą kartą čia. Ačiū, kad žiūrit ir keliamės į analizę. Šiaip, jeigu trumpai reiktų pasakyti, kad Žalgiris jau senokai neturėjo būtent tokio tipo legionierius, kuris būtų 3-2 pozicijos, kuris gali būti naudingas abiejose aikštelės pusėse. Visą laiką buvo koncentracija į gynėjus ir į aukštaūgius labiau. Tai vis tiek yra labiausiai keičiančios pozicijos krepšinėje, bet čia buvo aišku, kad norima pridėti daugiau atletiškumo būtent ir šioje grandyje. Sterlingas Braunas yra rungtyniavęs ir NBA lygoje ir ten jis buvo projektuojamas kaip 3&D arba tritaškis ir gynybos stiliaus profilio žaidėjas. Europoje aš nežinau, ar būtų galima apie jį tai pasakyti ir aš nežinau, ar tai būtų labai tikslu. Taip, jis puolime yra labai naudingas. Ir pirmas dalykas, ką reikia žinoti apie Sterlingą Brauną, kad tai yra vienas iš geriausių spot-up metimų po pagavimų turinčių žaidėjų visoje Eurolygoje. Jos skaičiai yra tiesiog beproto geri. Taip, Arnas Butkevičius toje pat pozicijoje irgi turėjo labai puikius skaičius, bet visgi jis nemesdavo daug iš toli. Sterlingas Braunas visą savo karjerą, pavyzdžiui, prieš 4 metus G lygoje atakavo 45% tikslumu, pirmaisiais metais Eurolygoje, kuomet žaidė Berlyno Alboje, atakavo 36% tikslumu, Partizane pirmaisiais metais 47% ir antrieji metai, tai yra šis praėjęs sezonas, 40%. Čia kalbėjama apie tritaškių taiklumą. Jeigu kalbėsime apie metimus tik po pagavimo, kas yra Brauno bene geriausia ir didžiausia stiprybė, jis rinkdavo po 1,3 taško per metimą. Jeigu sumažinsime imti iki tiesiog aikštelės kampų, kur dažniausiai ir bazuojasi tie patys geriausi metimai, tai Sterlingas Braunas šiais metais Eurolygoje pataikė 23 iš 38% tritaškų iš aikštelės pačių kampų. 61% tikslumas arba 1,83 taško per vieną metimą būtent iš tos lokacijos. Realiai tai yra garantija. Jeigu tu paliksi Sterlingą Brauną laisvą, aikštelės kampuose jis tave nubaus praktiškai kiekvieną kartą. Na ir dėl kokios priežasties tie geriausi metikai dažniausiai stovi kampuose? Kadangi jeigu tu žaidi vienoje ir kitoje aikštelės pusėje, priešinga aikštelės pusė ir tas priešingas kampas yra iš ten dažniausiai, kur ateina varžovų pagalba. Pavyzdžiui, simuliuokime tokią situaciją, kad įsivaizduokite, kad čia po krepšiu žaidžia ne kažkoks Partizano žaidėjas, o Jonas Valančiūnas. Prie jo ateina pagalba ir dažniausiai perdavimas eina arba tiesiai į kampą, arba per papildomą perdavimą nuo 45 į aikštelės kampą, kur laukia Sterlingas Braunas. Ten jis susimeta tokius visus metimus. Jeigu bus Jonas Valančiūnas Žalgiryje, jeigu bus tokio tipo centras, galime tikėtis tokių situacijų iš Sterlingo Brauno. Na ir kitas didžiausias pavyzdys tai yra pick and rollai 2-2, jeigu kažkas sutraukia 2 žmonės prie savęs, kadangi labai gerai pataiko po driblingo, pavyzdžiui, Carsonas Edwardsas, vėlgi pagalba ateina iš silpnosios pusės, to kampinio žmogaus. Jeigu ten stovi Sterlingas Braunas, tai greičiausiai ta tavo gynyba, jeigu bus surastas, žinoma, Braunas kampe, ji tiesiog nesuveiks. Bet yra ir kitas dalykas. Sterlingas Braunas gali ne tik mesti, bet jis gali ir prasiveršti closeoutuose, jis gali ir pataikyti iš vidutinio nuotolio, jis gali eiti iki pat galo. Pakalbėsime ir apie jo taškų rinkimą 1-1 ir 2-2 situacijose, bet tikrai šis žmogus neapsiriboja vien tik tais tritaškių, jis nėra tiesiog 3&D, kadangi puolime jis gali pasiūlyti gerokai daugiau. Ir čia noriu pabrėžti vieną dalyką, kad labai
labai skiriasi Sterlingo Brauno rolės Belgrado Partizane pirmaisiais metais, kuomet jį treniravo Željko Obradovičius, ir antraisiais metais, kuomet Željko buvo atleistas, berods jeigu neklystu, lapkričio gale, ir tuomet komandos vairą perėmė Žuanas Penjeroja. Pirmajame sezone prieš Željko jis buvo vien tik grinai tas 3&D profilio žaidėjas, tritaškis ir gynyba, mažai žaisdavo su kamuoliu, jo vienas prieš vieną pick and rollų mes praktiškai nematydavome. Tuo tarpu prie naujojo trenerio antrajame sezone Serbijoje matome, kad smarkiai išaugo būtent šie keli žaidimo aspektai. Beje, labiausiai pakilę taškai per ataką buvo būtent vienas prieš vieną situacijose, ko mes iš jo beveik išvis nematėme pirmajame sezone. Tritaškių procentas tikrai neliko toks aukštas, bet jis vis tiek buvo įspūdingas, elitinis metimas čia nieko ir neatimsi. Bet mes pradėjome matyti daug daugiau žaidimo vienas prieš vieną, kad ir prieš Žalgirį, prieš komandas, kurios naudodavo daug visko išsikeitimo switcholo gynybos, būdavo daug Sterlingo Brauno driblingų ir jis čia turi keletą judesių, tikrai gali ką pasiūlyti. Galbūt visoje Partizano komandoje trūko daugiau komandiškumo, kaip tas situacijas įveikti, dėl visos tos turbulencijos komandoje tikrai praėjęs sezonas buvo labai banguotas, visa ta Željko situacija, po to tas naujas treneris, fanai nekenčia komandų žaidėjų, vienas iš tų nekenčiamų žaidėjų buvo Sterlingas Braunas, pakalbėsim apie tai vėliau kodėl, ir tikrai trūko to komandiškumo. Antroje sezono pusėje buvo viskas geriau. Bet vėlgi, Sterlingo Brauno efektyvumas, metant tiesiog po pagavimo ir viską darant po driblingo, gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, tritaškiai metimai po driblingo, pick and roll ir vienas prieš vieną situacijose krenta iki 28%. Bet kaip ir minėjau, tai nėra tik tritaškius metantis žaidėjas, jis gali ir prasiveržti, jis gali ir pataikyti iš vidutinio nuotolio. Prasiveržimuose, nepaisant savo ūgio ir nepaisant savo ilgų rankų, jeigu eina iki pat galo, jis nėra labai vertikalus. Jis nėra toks žaidėjas, kuris šoka į viršų, bando provokuoti pražangas, tai jam kartais trukdo užsibaigti iš po krepšio, bet šiaip jau procentai būtent tokiose situacijose yra gana neblogi. Kaip ir dauguma dešiniarankių, Sterlingas Braunas, jeigu veržiasi iki galo, tai tą mėgsta labiau daryti į dešinę ranką, ir tokiose situacijose jis užsibaigia net 69% metimų taikliai, bent jau taip vyko praėjusiame Eurolygos sezone. Kuomet jis eina į kairę pusę, tas procentas nuo 69 mažėja iki 52, na, čia nieko keisto. Kiekvienas žaidėjas turi silpną ir stiprią ranką, tą kiekvienas iš jūsų, manau, turėjo išmokti jau nuo Šarūno Jasikevičiaus laikų. Vėlgi, nėra jis labai vertikalus prie krepšio, nėra jis labai ir staigus, bet turi gana neblogą driblingą, turi ilgus žingsnius, turi tas ilgas rankas, todėl jam pavyksta išsukti visokius kamuolius, taip kad tai yra ne tik metikas iš toli, bet ir papildomų dalykų puolime galintis pasiūlyti žmogus. Tiesa, kaip ir minėjau, pražangų jis neprovokuoja, tai tas bendras efektyvumas nėra kažkoks labai aukštas, nes jis sunkiai renkasi pigius taškus. Praėjusiame sezone Eurolygoje vos 63 išmestos baudos, nors jis buvo vienas iš daugiausiai minučių Eurolygoje sužaidusių žmonių bendrai paėmus reguliariajame sezone. Nėra Sterlingas Braunas ir kūrėjas kitiems. 85 rezultatyvūs perdavimai vos ir 75 klaidos, tas santykis tikrai nėra geras. Jis yra labiau atakų užbaigėjas ir atakų susikūrėjas savo kartais. Manau, kad Žalgiryje, kadangi gynėjai bus tikrai daug, Gosas, Edvardsas, Seibinas Lee, Marius Grigonis, Maodolo, Sterlingo Brauno vis tiek labiau laukia tokia rolė, kokia jo laukia ir Žalgiryje pirmajame sezone, bet kaip ir minėjau, jis tikrai gali padėti ir sukurti komandai pats. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Galbūt situacijos toliau nuo kamulio, tos užtvaros be kamulio gali tapti kaip papildoma opcija įtraukti Sterlingą Brauną į savo puolimą. Kelias situacijas Partizanas jam turėjo ir šiame sezone. Pavyzdžiui, čia situacija, kuri prasideda iš ragų išsidėstymo, du aukštaūgiai viršuje, gynėjas varosi kamulį į vieną pusę, tuo metu Sterlingas Braunas iš silpnosios pusės kampo kyla, gauna užtvarą ir ten jau bando pats spręsti situaciją. Jeigu jis mato, kad žaidėjas kerta užtvarą per apačią, jisai atšoka, gali mesti iš toli. Jeigu jis mato, kad žaidėjas seka iš paskos, jis gali užsisukti, jis gali iš karto atakuoti iš toli. Na, tai buvo situacija tiesiog sukurta jam ir jis tiesiog turi reaguoti, turi bandyti įvelti savo gynėją galbūt į užtvarą ir tuomet jau žiūrėti, kas vyksta toliau. Kita situacija skirta jam buvo tokia, kurią Tomas Masiulis pats turėjo Žalgirio derinių knygoje ir ypač tą mėgdavo naudoti po pertraukėlių. Čia yra Iversono kirtimas ir čia mes matome 2 prieš 2 vienoje pusėje ir vėlgi silpnoje pusėje veiksmas be kamulio. Užtvaras Sterlingui Braunui, kuris kyla į viršų ir vėlgi iš ten jis turi spręsti savo situacijas. Labai panaši situacija, ką mes matėme ir praėjusiame derinyje, tiesiog skirtinga pradžia tam, kad varžovai galbūt net pažintų, kas jų laukia. Na ir galiausiai čia klasikinis išsimetimas visoje Eurolygoje. Prieš 4-5 metus šitą išsimetimą su keliomis užtvaromis naudodavo kone pusė Eurolygos komandų. Kažkada turėjau ir Twitterį tokį postą apie tai, kad iš 18 tuo metu buvusių komandų Eurolygoje gal 10 ar 11 mačiau, kad bent kartą
buvo tą panaudojusios prieš kokius gerus 4-5 metus. Tai čia irgi. Sterlingą Browną tu gali panaudoti ir tose užtvarose be kamuolio, išvedant jį ant metimo, jeigu tarkim reikia ir greito metimo atakos laikui ar kėlinio laikui besibaigiant į pabaigą. Pastebėjau ir dar vieną įdomų dalyką apie Sterlingo Browno statistiką tiesiog besirankidamas info. Tai kad jis žaidžia geriau, jeigu yra dviguba savaitė antrajame dvigubos savaitės mače. Kas manau, kad yra labai naudinga Žalgiriui, kadangi pavyzdžiui Nigelis Williamsas Gosas tikrai bent jau serijos su Fenerbahče metu buvo matoma, kad antrajame mače savaitės tikrai atrodo prasčiau. Nuo čia į Kauną atvyksta žmogus, kuris per pastaruosius 2 sezonus daug geriau atrodydavo dvigubos savaitės antrajame susitikime. Kitas pastebėjimas susijęs su Belgrado Partizano statistika, tai kad Sterlingas Brownas ir geriausi penketai su juo aikštelėje būdavo tada, kuomet jis žaisdavo antroje pozicijoje. Nežinau vėlgi dėl ko, bet galbūt dėl to, kad tiesiog Partizanas, kuomet jis žaisdavo antroje pozicijoje, turėdavo daugiau ūgio. Trečiai pozicijai jis kartais gali būti per žemas. Antrai pozicijai jis yra idealus, bet kartais galbūt jam gali pritrūkti greičio. Žalgiryje manau, kad jis tiesiog rotuosis per tas 2 pozicijas. Tomas Masiulis žiūrės, kur jis geriau tinka. Manau, kad jis bus daugiau naudojamas galbūt ir trečioje pozicijoje, kadangi pirmoje ir antroje jau ir taip yra begalė žmonių. Na ir galbūt priklausys nuo to, kaip Tomas Masiulis mato Grigonį ar antroje ar trečioje. Na bet čia jau praktiškai yra nesvarbus labai dabar tie dalykai. Grigonis tiek antroje, tiek trečioje gali žaisti, kartu gali žaisti su Sterlingu Brownu. Pasirinkimo Žalgiryje kitais metais tikrai netrūks. Tai gali būti ir labai geras dalykas, tai gali būti ir kito sezono minusas. Pasižiūrėsim. Na, o dabar manau, kad pati įdomiausia video dalis. Sterlingo Browno minusai. Kaip ir kiekvienas žaidėjas, jis tikrai tokių turi. Čia nėra kažkokia kritika, čia yra tiesiog pastebėjimai apie žaidėjo trūkumus. Ir pirmas, manau, kad ir didžiausias Sterlingo Browno trūkumas yra tiesiog jo motoras. Arba kartais tiesiog energija ir fokusas aikštelėje. Ką noriu tuom pasakyti? Kartais kai kuriuose rungtynėse atrodo, kad Sterlingas Brownas yra per pasyvus. Tarkim, jis neatakuoja baudos aikštelės. Tarkime, jis pasirenka blogus metimus, mesdamas tiesiog tritaškius per rankas, kai yra dar daug atakos laiko, lyg jam atrodytų, kad nelabai rūpi komandiniai dalykai, o labiau rūpi jo statistika. Kalbant apie jo motorą ir energijos trūkumą kai kuriuose rungtynėse. Iš kirtimų Sterlingas Brownas praėjusiame sezone išmetė vos 3 metimus per 37 mačus. Tai man kalba apie tai, kad žaidėjas, kuomet neturi kamuolio, jis praktiškai nejuda. Kitas dalykas, jis turi žiauriai mažą atkovotų kamuolių aikštelėje procentą, nors yra 1,96 m ir turi 2,6 cm ilgio rankas. Mes turime vieną labai gerą pavyzdį Žalgiryje. Arnas Butkevičius. Jis atkovoja ir pamuša begalę kamuolių savo komandai. Ar bus jis nors kažkiek panašiai aktyvus, kiek Arnas Butkevičius, kuomet žaidžia toje trečioje pozicijoje? Čia man yra klausimas. Sterlingo Browno atkovotų kamuolių procentas yra vos 2,4 ir tai yra vos 98 vietoje Eurolygoje praėjusiame sezone iš visų 1-3 pozicijos žaidėjų. Tai yra čia įtraukiau ir įžaidėjus, ir gynėjus, ir 3 poziciją. Na, tikrai, tai yra žiauriai žemi skaičiai. Pavyzdžiui, gynyboje atkovotų kamuolių procentas Sterlingo Browno yra net mažesnis negu Silveno Francisco. Taip, prancūzas šokdavo, kildavo į aukštį labai daug, tai yra vertikalus žaidėjas be proto, daug daugiau negu Sterlingas Brownas, bet man tai labiau kalba apie kartais energijos trūkumą. Kitas dalykas, kalbėjau jau šiame video apie tą 3&D tritaškis ir gynybą projektuojamą Sterlingo Browno profilį anksčiau jo karjeroje, bet tikrai negalėčiau pasakyti, kad jis tokiu tapo. Pavyzdžiui, gynyboje be kamuolio kartais tiesiog jis atrodo tragiškai, jis užmiega, jis nežino, kada eiti į pagalbą, jis tiesiog stovi vietoje. Ten, kai jis yra apatinis žmogus silpnoje pusėje ir turėtų eiti padėti, jis to kažkodėl nedaro, stovi kaip įbestas. Ir čia yra klausimas, vėlgi, ar tu nori daryti komandinius dalykus, ar tu esi patenkintas toje komandoje, ar tu žinai savo rolę, kodėl tu tų dalykų nedarai. Tai va tokie Sterlingo Browno dalykai aikštelėje priverčia nerimauti. Ir vėlgi, yra tada ta istorija su Željko Obradovičiaus atleidimu, su žaidėjų boikotu praėjusiame sezone Partizano komandoje. Yra tokių gandų, kad Tyreekas Jonesas, kuris dabar žaidė Olimpiakose, ir tas pats Sterlingas Brownas buvo vieni iš pagrindinių žaidėjų tuometinėje Partizano komandoje, kurie buvo nepatenkinti legendiniu treneriu, jo metodais, galbūt jo rotacijomis, nors tikrai abudu žaidė be proto daug minučių, ir kad jie buvo tie žmonės, kurie ir, pradėjo visą tą žaidėjų ir trenerio konfliktą. Nežinau, kiek tai yra tiesa, bet matėme ir visus konfliktus tarp žaidėjų ir komandos fanų. Dauguma tų konfliktų buvo nukreipti būtent į Jonesą, į tą patį Sterlingą Browną. Atrodė, kad galbūt Sterlingas Brownas norėjo didesnės rolės, norėjo išeiti iš tos tiesiog metiko rolės ir gauti daugiau atsakomybių puolime. Bet vėlgi, čia yra tas dalykas, kurį tu labai paprastai gali panaikinti naujoje aplinkoje ir naujoje komandoje. Žalgiris neabejoju, kad turėjo po
pokalbius, tiek Tomas Masiulis, tiek komandos vadovybė pasakė aiškiai, ko iš tavęs yra tikimasi, kokia tavo rolė bus komandoje, na ir jeigu tu po to dėl to pyksti, nors prieš tai sutinki su ta role, kuri tau yra siūloma, tai čia jau yra tik tais paties tavo kaltė. Bet vėlgi, manau, kad Tomo Masiulio laukia beprotiška užduotis sudėlioti tinkamą komandą iš visų šitų charakterių, palaikyti juos laimingais, kai bus tiek daug žmonių per pirmasias 3 pozicijas. Jeigu Sterlingas Braunas čia Kaune bus laimingas, bus patenkintas savo role, Žalgiris gauna žaidėją, kuris puolime gali pasiūlyti be proto daug ir gynyboje gali pasiūlyti ne ką mažiau, kai jis nori ir kai rodo energiją. Tiek gynyboje ties kamuoliu, kuris gali labai gerai lysti iš užtvarų ir gali tikrai būti elitinėme lygyje, kai to nori ir Partizane to nebuvo daug ir jeigu tiesiog žaidžia pagal visas tas taisyklės. Tai čia mano didžiausias klausimas šiam žaidėjui, nes jo talento tikrai nekvestionuoju. Ar Sterlingas Braunas bus komandos žaidėjas, ar Sterlingas Braunas bus labiau individualus žaidėjas Kaune. Jeigu viskas gerai, jeigu yra pirmasis variantas, tikrai šis žmogus pakels Žalgirio komandą į kitą lygį. Na, o kaip bus, mes galime tik spėlioti, pasižiūrėsime jau rudenį. O dabar, ką galvojate jūs apie šitą Žalgirio pasirašymą ir apie ėjimą net mokant išpirką už Sterlingą Brauną? Parašykite komentaruose, nepamirškite palaikinti video, jeigu jums patiko visa šita mano surinkta informacija, prenumeruokit kanalą, ačiū, kad žiūrit ir iki greito. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.